Čia 1 litras spirito, o šiandien pasidarysime DIY šiaurės pašvaistę. Čia spiritas sumaišytas su skirtingomis druskomis. Natrio chloridas, stroncio chloridas, bario chloridas. Nors matome, kad kai kurie iš mūsų tirpalų yra skaidrus, tačiau jie dega skirtingomis spalvomis. Matote, kai dega etanolis, druskoje esantis elektronai yra sužadinami iki aukštesnio energijos lygmens. Bet ten jie yra nestabilūs, todėl jie migruoja vėl į stabilią būseną ir taip išspinduliuoja fotoną. Skirtingos druskos spinduliuoja skirtingos spalvos fotonus, nes elektronai yra sužadinami iki skirtingų lygmenų. Čia yra tolimas gesintuvo pusbrolis. Degintuvas. Mes jį dabar pripildysime 1 litru spirito sumaišyto su vario chloridu. Tuomet pripildysime degintuvą nedegaus propelento CO2. Uždarysime mūsų degintuvą ir pripildysime apie 10 atmosferų slėgio. Ir dabar laimiai turime labai lietingą dieną, sumažiname gaisro riziką ir 3, 2, 1. Ir taip patys pasigaminame šiaurės pašvaistę.